Užeik, Davidaitytė. Labadiena, prokurorė. Labas, sėskis. Ačiū, kad sutikot priimt. Tai jo, kodėlgi ne? Išsiskyrėmegi geruoju. Jo, aš pykčio irgi ant nieko nelaikau. Gal kavos? Gal vandens? Ačiū. Kažkaip jaudinuos, nežinau, nuo ko pradėti. O tu pabandyk drąsiai. Aš visas tavo paslaugom. Turbūt bus geriausia, jeigu kalbėsiu atvirai ir tikėsiuos, kad jūs mane suprasit. Bandykim. Aš turiu prašymą. Gal galite mane priimti atgal į prokuratūrą? Ligos istoriją galima pakeisti, paslėpti. Tai neįmanoma. Aš viską permąsčiau ir suprantu, kad mūsų sistemoje veikia nerašytos taisyklės. Per daug nosį kišau ten, kur nereikia, veikiau nepasitarus, priėmiau klaidingus sprendimus. Davidaitytė, čia nelaikas tokiai atgailai. Prašymas išeitigi buvo savo noru. Dabar situacija keičias. Savo noru galiu grįžti. Gerai. Kodėl tu nori grįžti? Nes aš galiu būti jums naudinga. Naudinga. Naudinga, gerai. Kuo? Kaip? Šiandien pas jūs buvo Šarkys. Paskui susitiko su Kaunecku. Dar vėliau su Ovčinikovu. Buvo. Ir ką? Nesuprantat? Jūs seka. Ir ne tik jūs. Aš, pavyzdžiui, mačiau vaizdo įrašą, kur jūs kaviniai susitinkat su tam tikru asmeniu. Kas seka? Tai kaip dėl mano prašymo? Bet nėra kelio vieno. Bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu. Žemės vyksta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Vienas? Taip, vienas. Kolega kaip tik seka vieną asmenį. Seka, sakai. Paskambink jam. Reikia patikrinti. Ką patikrinti? Gavau informacijos, kad jūs pačiu seka. Kas? Klausimas atviras. Tuoj sužinosim. Skambink. Mašinoje sekiklis. Taip. Klausau. Mano mašina, rimtai? Ai, nu tai gerai, viskas, tada aš važiuoju į kitą vietą, pažiūrėsiu ir nusimsiu.
Aha, gerai. Patikrinome visų 3 asmenų numerius. Vienas aktyvus. Net naktį skambina. Nustatėte kam? Į kortelinį. Kas toks ant skambina? Irmantas Blažys. Kolonijos viršininkas. Kaip tik šiuo metu atostogauja. Aha. Stambi žuvis. Tai kam jis skambina? Kaip tik Mirkintas šiuo metu stebi jo namus. Jeigu naktį skambinėja, tai vadinasi nerimauja. Galimas daiktas, kad kažko ieškos. Nes numeris, į kurį skambina, neatsiliepia. O kas čia mumis domisi? Kodėl klausimas atviras? Dovydaitytė man pranešė. Nieko savo. Nori būti naudinga. Grįžti į darbą. Ką manai? Aš prieš. Nepergyvenk, nebesikapstys po tavim. Gyvena su banditu, pinigų turi. Nepergyvenk. Vien dėl šitos priežasties grįžti negali. Bet aš jai pažadėjau, kad mes pagalvosim. Juk pagalvosim, ar ne? Su visa pagarba jums. Jinai blefuoja. Jeigu nesako, kas pakišo, vadinasi, pati ėmė blakį ir pakišo. Jinai nepatikima. Ar suprantat? Matysim. Iki. Išeini? Jo, einu su draugė susitikti. Gražiai atrodai. Ačiū. Kaip tau sekas? Baigės reikalai? Padarėm pauzę. Užlindo kažkokie asilai, aiškiname. Kur užlindo? Tarp mūsų ir pirkėjų muša kainą. Kodėl klausinėjai? Įprotis. Ne Kauneckas tam? Sėdėm puodo tas Kauneckas, susimokėjo Gabriui ir nusiramino. Todėl galiu pasidaryti alaus dieną. Šiaip mano ta draugė dirba kriminaliniam biure. Tai ką? Tai jeigu kokios problemos gali padėti.
Jo? Jo, bet man reikia žinot, kas per temą. Nu šiaip dėl savęs mangi neramu. Dabar reikėtų pridurti. Tu manim nepasitikė? Gal su mano pagalba viskas lengviau būtų? Ką galvoji? Skanu? Pasak. Kardai? Kam čia mes parūpam? Nežinau, bet manau, kad nieko rimto. Nieko rimto. Kriminalinį biurą seka, nieko rimto. Taip mano nuojauta sako. Tai kas čia tokie? Čia ta kita pusė, aukšti pareigūnai. Nemanau. Merkintai, kodėl tavo rankos dreba? Ką? Tiesiog įdomu, klausiu. Tai gerai, būk atsargus. Visur nešiokis detektorių. Ir pirmyn. Tai gerai, bet kam sekt? Nu, man nesakė. Tai kas to pranešė? Raibužis. Raibužik Dovilė Dovydaitytė. Va jos tau ir man reikia pasisaugoti. Ką matei? Mačiau, langas praviras, kažkas namuose tai tikrai yra, tai reikia patikrinti. Tai stebėk toliau. Turi būti judesys. Jeigu visą naktį skambino. Gerai. O dėl šito, tai tu išsiaiškink, nes aš tikrai tokiam sąlygom dirbti nenoriu. Išėjo iš laiptinės, žodžiu, įsėda į mašiną ir važiuoja, tai einu iš paskos. Žiūrėk atsargiai. Neapsišvies.
Kas toliau? Pasidėjau mašiną, aš palaukiau. Tada jie išėjo po 20 minučių. Gerai, ką nešėsi? Ne, nieko nesinešė. Jie sėdo į mašiną, nuvažiavo namo ir įlindo į savo butą. Skubėjo, ne? Jo, skubėjo, kažkas svarbaus matyti. Turbūt iškeliavo susitikti su tuo naktiniu žmogum. Kuriam nepriskambino. Taip. Bet ką ten garaže jie slepia? Gal garažas pilnas feno? Bet tada kodėl jie išėjo tuščiom? Galim patikrinti. Gera mintis. Jeigu ką, mes ieškom vogto automobilio. Okay. Važiuojam, irginti. Kur dabar šarkia mašina? Rodo, kad prie biuro. Galėsi man tą programėlę permest, kad ir aš matyčiau? Tik reiks įsidiegt. Dar vėliau permėsiu GPS duomenis. Tik vieną objektą seki? Dar tą Kazlauską iš kalėjimų departamento. Ko anksčiau nesakai? Tu kad neklausai? Tai aš irgi galėsiu matyti, ne? Akivaizdžiai derina reikalus dėl kažkieno paleidimo. Aš ir taip manau. Be pasiklausimo čia nieko nebus. Tik niekaip neišeina tų blakių prisekt. Pirmadienį eisiu pas prokurorą Raibužę, tai po stalu paliksiu. Prokurorui? Nu taip, jeigu vaikšto pinigai, vyksta prekyba. Ir aš įtariu, kad narkotikais įkalinimo įstaigose. Siena, tu juokauji? Nu ne, jis man tik vienas iš tariamųjų. Nu žiūrėsim, ar pasitvirtins. Bet kol kas galiu pasakyti, kad dirbi kaip tikra profė. Ačiū. Man keista, kaip tu nebijai. Čia aukštas pareigūnas, tu visko rizikuoji. Taigi nesužinos. Tu manęsgi neišduosi. Kas per klausimas, aišku, kad ne. Kriminalinė policija, ragas į viršų!